Nu, Rafa, aišku, kosminis plus 9 sudaužytos raketės per karjerą. Čia yra... Aš būčiau sudaužęs, aš būčiau daužęs ir daužęs, tiesą pasakius. Romanai, tu padėlį galvą į stiklą daužai, kad raketą sudaužys, aš net nebejoju. Tai ką, sveiki, su jumis vėl sveikinasi tinklalaidė Teniso pulsas. Esam labai dėkingi už tokį didelį peržiūrų kiekį praeitos laidos. Prenumeruokit mūsų kanalą, užduokit klausimus, laimėsit legendinius prizus. Tinklalaidės pabaigoje mes užduosime jums klausimą, kurį turėsite atsakyti ir galėsite puikuotis įdomiais prizais. Tai va, Romanai, pradėkim. Tai kaip tavo praeitą savaitę? Gerą savaitę, Simai, kovoju su servisu dėl mašinos. daug teniso komentavimo, iš tikrųjų visiškai temoje kasdien komentuoju tą patį Paryžiaus Masters turnyrą. Žiūriu iš arti, kas vyksta, tai puikiai savaitės. Man patinka, Romanai, su tavim visą laiką apsikeitinė, žinai, Instagramo, kokiais ten tais reelsais, kur kas ten plaukus nusidažė, kas ten iš kamuoliuko gavo stipriai į ranką ar kažką įdomaus. Iš kamuoliuko tai aš pats gavau, žinau, praeitą savaitę. Žaidžiau padėlį, kai dėjau nuo stiklo galinio ir... Ta, Romanai, tai užsirašyk pas mane treniruotas, aš tave truputėlį sustatysiu į vėžės. O kaip pas tave, aš mačiau, kad turnyras vyko. Oi, Romanai, ta prasme, žinai, aš, kadangi visą gyvenimą su teniso turnyrus organizuoju gal jau 15-16 metų ir dabar pradedu tą daryti per savo patirtį, perkelti į padėlio arenas, tai manau padariau mega turbo gerą turnyrą. Žiniasklaida pirmadienį buvo tik 2 naujienos - rinkimai ir Kučio padėlio turnyras. Aišku, perkeltinė prasme, bet labai džiaugiuosi, kad visi tiek patenkinti, tiek žinomų žmonių, tiek fainų žmonių susirinko, tikrai turėjom labai gerą laiką ir tikrai nenustosim, darysim tai toliau, tiek teniso, tiek padėlio turnyrus, būtinai tave tikiuosi pamatyti kokią dieną savo turnyrėlėje. Tai dabar tu mandagiai kalbėjai, tu man vakar kalbėjai, kad privalau aš ateiti ir per mano, žinai, nebent aš būsiu miręs. Tai... Matai, aš esu tas grubus toksai marketingistas, kur, žinai, iš karto už pakarpos ir į sąrašą, žinai, jokių ten gal nori, gal nenori. Pabandysiu prisiderinti, tik nežinau dar kurioje kategorijoje žaisiu, tai pažiūrėsim ar miksą, ar tiesiog dvejetai kokie. Nu nieko, jeigu neturėsi partnerio, mes tą visada surasim. Gerai. Tai gerai, gal perkim prie rimtesnių reikalų, pajuokavom. Tai sakai, komentavai visą savaitę ir visą savaitgalį Paryžiaus Masters turnyrą, tai? Savaitgalį dar ne, bet kvalifikacijų mes nekomentuojam, bet aišku, sekiau įvykius, ten irgi buvo labai įdomu. Kvalifikacija apskritai į Masters turnyrą labai dažnai primena tokį mažą rimtą turnyrą, kokį 250 maždaug lygio. Galbūt truko kokią vieną ten geresnį žaidėją, bet šiaip tiesiog toks lygis bendras labai geras, daug mačų su 3 setais, tokių, žinai, kur ir tas gali laimėti, iš esmės, panašus lygiai labai. Ir šį kartą iš 8 praėjusių kvalifikaciją, pralaimėjusių kvalifikaciją, net 5 žmonės pateko į turnyrą kaip lucky loseriai, tai yra pralaimėjęs žmogus gavo vietą, nes kažkas traumavosi, kažkas nusiėmė, kaip Janikas Sineris, ten iš viso kosmosas Arturas Kazo, kuris laimėjo kvalifikaciją, kuris pralaimėjo kvalifikaciją, aš atsiprašau, Fabio Fonini. Jis iš karto įkrito į antrą etapą, net ne į pirmą, tai įsivaizduoju, nes Sineris nusiėmė ir Kazo tiesiog eina iš karto į antrą etapą pas Beną Sheltoną, tai yra, tu pralaimėjai iš esmės, susipakavai daiktus, lauki, kada čia tu jau namo važiuosi, žinai, eini gal pavalgyti kur nors ir staiga tau skambutį žiek, tu antram etape. Tu ne tik, kad turnyrą papuolė, bet tu iš karto į antrą etapą. Ir įsivaizduoju, ant kiek laimingas buvo Edas Butvilas, kaip mes ir kalbėjom prie to laidoje, kai gavo laimingo pralaimėtojo kortą ir laimėjo visą turnyrą. Tai gal šitas Bachūras ir laimės irgi turnyrą pakartos tokį rezultatą. Šitam Bachūrui bus aišku sunku, jau laukia ten Benas Sheltonas, bet iš tikrųjų tai nepasisekė šiek tiek tavo Jakubui Menčikui. Jis pralaimėjo pirmą setą ir nusiėmė dėl traumos, turėjo problemų dėl peties šį sezoną. Bet iš esmės tokių kažkokių staigmenų gal ir nebuvo kvalifikacijų. Buvo daug lygių mačų, labai sunku ten buvo nuspėti. Tiesą pasakius, Alejandro Davidovičius, Fokina ispanas, laimėjo kvalifikaciją ir iškart nusiėmė. Aš žinai, manau šitą dalyką, kad net 5 lucky loseriai šitam turnyrą sufleruoja, kad mes labai teisingai praeitą savaitę spėliojam, kad tenisininkai yra pavargę, maksimaliai padidėjusios traumų rizikos. Kai kas gal net ir turėdamas smulkę traumelę neberizikuos, kad jį pavirstų į didelę traumą, nes sezono pabaiga ir pradės ruoštis po truputį pailsės ir pradės ruoštis kitam sezonui. Tas pats Sineris, jis atvažiavo, jisai bandė treniruotis, jam ten kažkoks žarnyno virusas ar kažkas, ir jisai iki paskutinės akimirkos svarstė, nežaist, ir paskui nusprendė, kodėl aš turiu žaist, pavargęs, visas nusilpęs.
reitingo nereikia, viskas gerai, aišku, apmaudu nežaisti Masters turnyre, bet palisės 2 savaitės dabar ir pasiruoš finaliniam turnyrui. Turine, Italijoje, iš kurios jis yra kilęs, tai toks logiškas sprendimas, tik aišku, mačiau nusiskundimų, kad tempia iki paskutinės akimirkos ir tada jau nėra kaip pakeisti burtų, nes kitaip būtų truputėlį kitaip viskas atrodo. Būtent ką aš ir sakau, atsirado nuovargis ir kam traumuotis dar stipriau, jeigu tu gali tiesiog ruoštis ar top 8 turnyrui, ar jau visiškai kitam sezonui. Kai kuriems labai reikia, kai kuriems ten yra žudbutiniai momentai, ten Aleksas Deminoras yra šiuo metu 9 kovoje dėl finalinio turnyro ir jo šansai visai nėra prasti, nes mes praeitą savaitę kalbėjom, kad iš ko galim tikėtis nesėkmių. Andrėjus Rubliovas buvo toks žemai kabantis abolys, jau faktiškai nukritęs ant žemės ir taip ir nutiko, jis pralaimėjo. Francisco Serundovo žaidėjų iš Argentinos, kuris irgi kankinosi visą sezoną, realiai nežaidė taip gerai, kaip norėtų. Ir aš paskui dar jau nebespėjau transliacijoje, bet komentuodamas, nespėjau per podcastą, bet komentuodamas sakiau, kad Kasperui Rudui, taip pat elitiniam žaidėjui iš Norvegijos, bus problemų antrajame etape prieš Australą Jordaną Thompsoną. Nu ir ką, 3 setai, Kasperas out. Ir belieka jam laukti, ar jis patenka į finalinį turnyrą ar ne. Tai gerai, tai gal pereikim prie pagrindinio turnyro, kadangi kvalifikacijai daug staigmenų per daugiausiai nebuvo, tik tiek, kad daug lucky loserių laimingų pralaimėtojų kortų turėtojų. Kaip Romanai, savaitės pradžia, ar viskas vystosi taip, kaip mes prognozavom, aukšti pajėgūs servuotojai žengia į priekį be pralaimėjimų, ar vis dėlto turim kažkokius staigmenų pirmose ratuose? Yra netikėtas rezultatas, jeigu žiūrėtume tiesiog rezultatą, pralaimėjo Hubertas Hurkačas, Lenkas aukštas, galingai paduodantis, bet visų pirma, jis buvo mėnesį traumuotas, visą antrą pakeitė trenerį ir jautėsi, kaip atrodo žmogus tiesiog iš gatvės atėjo, aukštas, davė jam raketę, davė marškinėlius, eik žais, bet iš tikrųjų tiesiog jis žaidė su kitu gerai paduodančiu žaidėju, Aleksu Mikelsonu, jaunuoliu, kuris beje Next Gen yra 3 ar 2 sąrašuose. Ir tas Mikelsonas jį sudorojo 6-1-6-3. Bet čia logiška, žmogus traumuotas, bet šiaip tie aukšti žmonės, kurie paduoda, jie siautėje, dominuoja, labai sunku priimti jo. Po tavo pasakymą, žinai, pasiėmė raketę ir stojo į kortą, aš tau papasakosiu istoriją. Kai man buvo 18 metų, žaidėm ITF Juniors iki 18 metų Bulgarijoje ir ten ITF turnyras ir būdavo vietinis toks žaidėjas, tai vad kaip tu sakai, jis turėdavo vieną raketę, jisai pasimdavo nusuplyšusi rankšluostį, prisipildavo to geltono purvino vandens iš kriauklės, nes nešvarus ir stodavo į kortą. Ir aš atsimenu pirmą mačą, to žaidė dar tais laikais rusai galėjo žaisti šitos turnyrus, dabar jau aišku nebe, ačiū Dievui. Ir jis išėjo prieš tokį rusą, tas rusas visas naujas Naikas, taip toliau, ten 6 raketės, susikvietė draugus, kad pažvengtų ten taip toliau. Ir tas berniukas, kuris iš vietinio miestelio, jis dažniausiai treniruojasi sieną, nebent kažkas jį paprašydavo pamušti, bet jo tėvai tiesiog neturėjo pinigus, jis žaisdavo vienintelį turnyrą per metus, va būtent tą. Ir jis tą rusą taip gražiai į vieną kampą, į antrą rusui po pirmo seto, jau 3 rakečių nebėra, po mačo ir kelių. Tai tas vaikinukas nužygiavo iki pusfinalio ir kas yra gaila, kad jisai, tais laikais turbūt buvo žymiai sunkiau surasti sponsorius. Ir tas vaikinukas nukeliavo, atsimenu, iki pusfinalio, bet kiekvienais metais jis būtent tam turnyre gerai pasirodo ir daugiau vėl eina į senelę bumsi ir savo kalmų tą geltoną vandenį geria ir tiek. Tai va, truputėlį gal pertraukiau. Bet tikėkime, kad dabar vandens kokybė pagerėjo. Aš manau, dabar jis labai geras treneris Bulgarijoje. Ir vandens kokybė pagerėjo per tiek laiko. Tai Romanai, pameni, praeitą laidą mes spėliojom, diskutavom, kas čia eis toliau. Tai kaip tu vertini pirmas 2 dienas? Ar vis dėlto tie aukštieji big serveriai, ar kaip čia pasakyti, geri servuotojai turi pranašumus prieš gerus pirminėtojus? Ar yra kažkokių staigmenų, kažkas tave gal nustebino? Iš staigmenų nustebino prastas labai Huberto Hurkačo žaidimas. Aišku, jis nelabai gal pasiruošė šiam turnyrui, bet jam tiesiog reikėjo atvažiuoti į Mastersą. Po traumos jis atrodo fiziškai gal ir pasiruošęs, bet nebeturi trenerio. Jis skyrė su Craigu Boyntonu, su kurio daug metų dirbo kartu. Tai pralaimėjo jis 1-6-3-6 Aleksui Mikelsonui. Tai yra kosminis rezultatas. Ta prasme, taip nusirašyti nuo turnyro reikia sugebėti. Andrėjus Rubliovas, žemai kabantis obuolys, pralaimėjo Francisco Serundovo, jam tai buvo pirmas mačas, Serundovo antras mačas, tai vėlgi didžiulis skirtumas, žmogus jau žaidžia antrą kartą, jau įsibėgėjęs, o tas elitinis žaidėjas, kad ir koks jis būtų geras, vis tiek jis turi prisitaikyti.
pristaikyti nepavyko, abu tai breikus. Rubliovas pralaimėjo, save dar apdaužė raketę ten. Aš to nemačiau gyvai, bet nes mums ten junginėja, kartais įjungia, išjungia, bet... Dažniausiai nėra turnyro, kad jis savęs neapdaužo raketų. Šiaip po jos opino pirmas kartas, kai save apdaužė. Jo, bet žinai, raketė šiais laikais tvirtos, jo, gali save gerai sužaloti. Tai va, buvo šiaip dar visokių įdomių rezultatų, įdomių mačų visų pirma. Žaidė pirmam etape Bublikas prieš Fabio Foninį. Tai čia yra tokie du, kaip sakyt, du dinamitai, taip, tarsi truputėlį kažkur padėk, kur šilta ir sproks, arba vienas, arba kitas. Ir visą pirmą setą Bublikas vaikščiojo ir kalbėjo su savo komanda, bet labai ramiai, su keiksmažodžiais, bet labai ramiai, negauna jis niekada įspėjimų, nes jis kalba taip tarsi, mes kalbam dabar, bet jis kas antras žodis yra keiksmažodis, negaliu priimti, ką daryti, kur stovėti, ką daryti, XXX, ta prasme, vėl keiksmažodis. Ir jis visai ką vilkina, Foninį pasiruošęs paduoti, Bublikas ten kažką kalba. Ir matosi, kad Fabio jau ten truputį pyksta, teisėjas jau Bublikui, žiūrėk, gal tu galėtum jau nebekalbėti su komanda, kai Fabio pasiruošęs paduoti, tas pradeda kalbėti, tada Foninį vėl stovi laukia, kol jie ginčia su teisėju. Ir... Aš atsimenu, kai man buvo 12 metų, aš Fabio nuo 12 metų žinau, nes jis metais už mane vyresnis, dabar jau tą kartą, kur aš žaisdavau, žinai, jau viskas, arrivederci. Tai aš atsimenu, jis labai profesionaliai jau tada 12-14 metų ir fizinio pasiruošimo treneris su juo kartu keliaudavo ir teniso, kai mes ten važiuodavom iš Baltijos šalių, žinai, arba su mama, arba treneris su 8 žaidėjais, tai jisai jau turėjo privačius ir teniso trenerį, ir fizinio rengimo trenerį, jau tada jisai maksimaliai profesionaliai viską darė. Jis super žvaigždė, aišku, Italijoje iki šiol labai mylimas yra, kad ir koks būtų toks aikštėje gal pasipūtęs, toks visas, nežinau, kartais, nežinau, visoks būna ten pykstant tų teisėjų. Bet jis visą laiką labai mėgsta žaisti Daviso taurėje Italijoje. Už Italiją, tarsi, čia jam yra pareiga, jis pats pirmas viską mes, ten jis negaus kažkokių reitingo taškų, ten jis negaus kažkokių gal pinigų, bet jam labai svarbu atstovauti savo šaliai. Tai vat, toks vat jis yra. Ir, labai gerai. Galbūt paskutiniai metai jo, galbūt kitais metais jau finišuos Fabio, kol kas jis yra šimtukė. Fabio, man atrodo, tų pačių sponsorių remiamas, ne? Ar mane, ar ne? Aš dabar to nepasakysiu, bet Bublikas yra, aišku... Ar mane remiamas, bet man atrodo ir Bublikas. Tai jie būtų retas sportininkas, kuris turi ar mane marškinėlius ant savo krūtinės. Italui turbūt nėra retas variantas. Beretinį turi bosą, ten jo kažką tokio. Apie madas aš negaliu, pokalbę palaikyti su jim negaliu. Nieko, Romanai, matau gražiai šiandien pasipuošęs, praeitą kartą čia su šalės sėdėjai, dabar klausygiau maikutę tokią, matau, nevaldišką užsidėjęs. Nurengiau kolegą iš tikrųjų, jeigu taip visai atvirai. Pirmam etape šiaip labai gerą įspūdį paliko Džekas Draperis, apie kurį mes kalbėjom, kaip apie tą žmogų, kuris gali. Tai jisai sudaroja 2 setais Čeką ir Žilehečką, antram. Laukia Tayloras Fritzas, turbūt įdomiausias galbūt antrojo etapo mačas apskritai man, bent jau. 2 panašus labai žaidėjai savo, gal nesugebėjimais, bet savo žaidimo stiliumi. Sugebėjimais vis tiek Fritzas yra pranašesnis kol kas. Kasparas Rudas pralaimėjo prieš Jordaną Thompsoną, apie tai kalbėjau eteryje, nekalbėjau podcast'e praėjusią savaitę, nes dar nebuvo aišku, ar tas pats Jordanas Thompsonas pateks į antrą etapą, bet Australas 30 metų staiga pradėjo žaisti visai kitokį tenisą, kokybiškai. Žmogus staiga, nežinau, iš naujo atgimė. Kur laimėjo Masters turnyrą, kur pasakoji, taip? Ne, čia kitas. Ten Aleksejus Papurinas. Šitas pasidarė top 30 žaidėjas, visą laiką ten kažkur murdėsi ties 100, bet aš manau, kad žinai, aš žinau atsakymą, jis ūsus nusiskuto. Žinau, kad man atrodo nėra tenise žaidėjo, kuris nenorėtų murgdytis tam 100. Bet žinok, bet matėsi, kad jis kankinasi. Labai neteisinga žodė, aš to pasakysiu, pasirinkai. Žmogus 10 metų, žinai, nepramuša, žinai, tam tikrų lubų, nusiskuto ūsus ir viskas. Ir patapo raketą. Top 30, nesustabdomas. Labai gerai. Taip, Adrianas Manarino su pilnomis tribūnomis, su absoliučiu siautėjimu įveikė Tommy Polo, kuris teoriškai čia galėjo žengti toliau, bet žaisti Prancūzijoje prieš prancūzus yra sudėtinga. Ta pajuto ir Brendanas Nakashima iš Amerikos, pralaimėjęs Ugo Umberui. Ten visiškai siautulys buvo. Umberas pajunginėjo tribūnas, po kiekvieno taško ten rodė maždaug, davai, palaikykit mane. Tai sunku atlaikyti, ypač Nakashimai, kuriam yra 22 metai, tai jaunas žaidėjas ir staiga tu žaidži citrinėme korte. Ir prieš tave serga, nežinau, 1000 žmonių, džiaugiasi tavo nesėkmingais pirmais padavimais, 2 klaidom, šiaip klaidom. Sudėtinga iš tikrųjų, tikrai ne kiekvienas tokį spaudimą atlaiko, bet spaudimą atlaikė Zizu Bergsas, belgas, pavardė
pavardė, nesvarbu vardą, Zizu, Zinedino Zidano. Zinedino sūnus gal dar. Tai yra tėtis mėgo labai Zinedino Zidaną ir davė tokį vardą, tai nėra kaip prieš jį sirgti, nes jis kaip ir beveik pusiau prancūzas turbūt, nes, žinai, jų legendinio futbolininko vardą gavęs. Ir jisai Rišarą Gaske sutvarkė 2 setais, labai gerai žaisdamas, iš tikrųjų Gaske ruošėsi tam finalui, tai yra finaliniam savo Mastersui, tai yra paskutinis jo Masters turnyras Paryžiuje, bet dar ne paskutinis šiaip karjeroje. Gaske planuoja baigti kitais metais Roland Garros turnyre, ten Prancūzijai pilno turnyro dar pažais. Buvo gerai pasiruošęs, bet labai greita danga, iš tikrųjų visi truputėlį skundžiasi, iš tikrųjų kai kurie. Alcarazas netgi kalba, kad būtų visai smagu žiūrovams, kad būtų šiek tiek lėčiau viskas, taškai būtų ilgesni, tokie kokybiškesni, nes čia bum bum ir viso gero. Pečia Perikaras, apie kurį mes kalbėjom, 220, pirmas padavimas 210, antras padavimas. Kalbant apie padavinėtojus, sako, per greita danga. Kas tavo yra visų laikų geriausias padavinėtojas, servuotojas tavo manimu? Visą laiką sunku pasirinkti, nes yra visai tokių lygiaverčių žmonių. Ir man visai atrodo, kad kai ateina prieš tave Džonas Isneris, tai atsiranda šiek tiek panikos. Norisi kažkur, žinai, pasislėpti, bet nėra kur pasislėpti. Žmogus tave tiesiog ten įploja tave į tą dažniausiai hardą, jo, kuris ten kuriam geriausiai. Šiais laikais man labai patiko Railio Opelka 2.11. Isneris baigė prieš porą metų, Opelka dabar truputėlį traumuotas, bet padavimai tokie, kad antras yra geresnis už pirmą. Jis įsuka, kamuolys pašoka taip aukštai, kad žmogus nežino, kur stovėti jam. Per arti, peršoka, per toli, tu būni jau tribūnose. Tokiam kaip Diego Švarcmanui priminėti Opelkos padavimą į antrą kvadratą, į kairę pusę. Tu žaidži kažkur ten virš pečių jų vos bemat su žiūronais tą kamuolį gali ieškoti. Ir toks jausmas, kad Opelka truputėlį jam gaila to žmogaus, jis iškart duoda antrą, kad nekankintų, iškart peršoka tas kamuolys ir tebūnie, žinai. O man visų laikų geriausias padavinėtojas, servuotojas yra Goranas Ivanisevičius. Nu, aišku, čia yra senosios kartos, turbūt gal jaunuoliai net nelabai prisimins tokio, bet Goranas Ivanisevičius servas, ypatingai kairinis servas tais laikais, ten 900-aisiais, 2000-aisiais, kai kairiarankių nebūdavo tiek daug, turė, kiek dabar yra. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, žaisdavau ten 2000-aisiais metais ir turnyrę sutinki kairiarankį, būdavo maksimaliai sunku, ypatingai į antrą kvadratą priminėti, kol tu prisiderindavai prie jo. Dabar taip, dabar yra labai daug kairiarankių. Nežinau, pasižiūrėk, Kauno Žalgirio krepšinio komandai turbūt gal 7 kairiarankiai dabar žaidžia, ar 5. Aišku, čia krepšinio ekspertai turbūt iškolios mane, jeigu nepataiko, bet aš labai visom sporto šakom domiuosi, ne tik tenisu. Matai, tenise jų yra, aš sakyčiau, maždaug tiek, kiek apskritai yra kairiarankių procentais. 10, 15, tas pats Draperis, tas pats Ugo Umberas. Nėra tiek daug, tiesą pasakius, bet nėra ir mažai, jų tikrai yra ir tu gali prie jų mokytis prisitaikyti iš tikrųjų, bet matau, kad prie Umbero žmogus turi tokį padavimą, kur kamuolys, tarsme, nueina kažkur ten tribūnose, tu ten, jeigu tu jį gražinai, tavęs nebėra aikštėje, kitas smūgis yra dažniausiai taškas, tai yra tam tikrų iššūkių iš tikrųjų. Ivaniševičius ne veltui, Džokovičiaus treneris buvo ilgą laiką, jis smarkiai pagerino Džokovičių padavimą. Visi kalbėjo apie tai, kad jau ten Džokovičiui buvo gerokai per 30 ir staiga smarkiai pagerėjo jo padavimas ir visą laiką visi kalbėdavo apie Goraną. Dabar jau turbūt išsisėmė ten jų tą draugystę ir bendradarbiavimas jau prieš metus jau Goranas paliko jo komandą, bet puikiai paduoda. Kai tik yra svarbiausi taškai, eisas arba puikus pirmas padavimas, po kurio ten jau Džokas dominuoja toliau. Tai toks vat indėlis. Romanai, praeitą laidą prisikalbėjom, kad turėsim kuo greičiau aptarti turbūt labai liūdno sezono, nes šį sezoną mus paliko tenise begalė daug legendinių teniso žaidėjų, tokie kaip Rafaelis Nadalis, Dominikas Timas, Andy Murray's, Diego Švarcmanas. Tai kuris iš tų, kaip sakant, legendų tau skaudžiausiai buvo žiūrėti ir gal kokią ašarėlę ištraiškiai, kol skrolinai Instagramą. Aš būsiu labai nepopuliarus šitoje vietoje, bet mano labai buvo liūdna dėl Diego Švarcmano. Nadalis jautėsi, kad ateina laikas, Marijus jau ten sunkiai judėjo, 2 klubai geležiniai, atsiprašau, sunku žaisti. Uostose jau per patikrą sunkiai bepraeina. Taip, Dominikas Timas irgi kankinosi ilgai, kaip ir sveikas fiziškai, bet negrįžo į savo lygį, aplink 100 kankintis žmogui, kuris buvo pratęs būti pirmam 10-uke. Mano manimu, net Roland Garrosą buvo laimėjęs, taip? Jis laimėjo US Openą, atsilikdamas 0-2 prieš Zverevą, bet jis laimėjęs daug turnyrų, jis turi labai gerus rezultatus prieš didįjį trejetą. Ir tuo metu jis ne veltui buvo dominatoriumi vadinamas. Ta prasme, žmogus neturėdamas kažkokių įspūdingų šiaip fizinių savybių, bet turėdamas, nežinau,
puikų techninį arsenalą iš tikrųjų ir kovingumą tuo metu laikėsi prieš tą Aš trejetą. pasakyčiau, turbūt Dominiko karjera yra per maksimaliai trumpą laiką maksimaliai gera, ne? Jeigu procentaliai praėmus, jisai gal kiek 10 metų, kiek buvo turėję? Apie 10 metų. Panašiai, kiek pastarėjai keli metai buvo sunkus. Tai, jau... Ir per tokį laiką jis tiek nuveikė, kur kiti per 20 metų tiek nenuveikė, ne? Tai va, kalbant dėl Diego, arba Diegito, kaip jį vadino Diego Maradona, beje, nes mažas. Ir dar tuo metu sakė, kad tu dar nepasiekęs tiek, kad aš tai vadinčiau Diego. Ir po kažkurio turnyro, kurį laimėjo Švarcmanas, Diego jam parašė SMS-ą, dabar tu jau esi Diego. Tai 1,70 m man Švarcmano turbūt highlightas karjeros yra, kai jie žaidė su Džonu Isneriu dvejetus. Miami, jeigu neklystu, 1,70 m, 2,15 m, jie žaidė poroje ir jų žmonos visą laiką vaikščiojo kartu ir juos fotkino. Nes tai vaizdelis buvo, žinai, ten tėtis su sūnum vaikšto, žinai, ir jie nuėjo iki pusfinalio, gal iki finalo, ten pralaimėjo finale, bet kosminis pasiekimas. Vienas gražiausių ir įspūdingiausių turbūt istorijų teniso nuotraukų. Gan komiškai atrodė, o kalbant apie Nadalį, aš gal pacituosiu Rišarą Gaske, kaip tik šiandien skaičiau jo interviu ir eilinį sykį ten 105 kartą jo paklausiau, tai kas su Nadaliu tokio išskirtinio? Maždaug, ką tu atsakytum, jeigu tavęs vaikai paklaustų, kas su to Nadaliu? Sako, aš norėčiau, kad vaikai manęs nebeklaustų šito, nes manęs klausinėjo visą laiką nuo 19 metų, kai man buvo, manęs visai klausinėdavo suaugę, kas su to Nadaliu, kas su juo ne taip. Ir aš pasakysiu taip, kad Roland Garros turnyrą 14 metų net moksliniai fantastika laimėti nėra įmanoma. Tarsime, o jis ėmė ir laimėjo. Ir jūs manęs klausot, aš neturiu atsakymą. Jūs matot, koks jis yra kaip žaidėjas, kaip jis yra fiziškai pasirengęs, bet paaiškinimo jo rezultatams, jo karjerai, jo pasiekimams aš neturiu. Tai va toks Rišaras Gaske, žinai, tai aš nežinau, ar mes galim čia kažką pridėti smarkiai, bet aš manau, kad tu irgi turi kažkokių jo galbūt karjeros. Koks tavo karjeros įspūdis? Turbūt įspūdingiausi per mūsų erą dabar, kada mes gyvename, ne? 3 žaidėjai, tai Federeris, Djokovičius ir Nadalis. Tai man šitie 3 žaidėjai asocijuojasi Federeris su visiškai elegancija ir talentu, Djokovičius tokiu užsispyrimo, o Nadalis man asocijuojasi su beprotišku darbu, kur jeigu ten, tarkim, tu eisi treniruosis 2 valandas, tai Nadalis 8 valandas. Nors tu galvos, kad po 2 valandų esi geras, o Nadalis dar negalvos po 8, dar pasiliks dar pusvalandžių. Tai vat Nadalis man asocijuojasi su visiškai pietiečių, grunto žaidėjų, beprotiškų tempų treniruotėse. Aš esu buvęs Ispanijoje akademijose, tai ten yra tiesiog išgyvenk arba mirk. Ne tuo metodu kaip Rusijoje, ne ten tu toks to anoks, bet ten išgyvenk arba mirk tiesiog pagal krūvio lygį ir ilgumą treniruočių. Tai man atrodo tiesiog, mega daug dirbantis žmogus buvo visą savo karjerą ir labai liūdna, kad jisai baigė. Kažkada, kai jie kovodavo tarpusavį su Federeriu, tai tu visą laiką būdavo arba Federeris, arba Nadalis, ne? Tai žiauriai nekesdavo Nadalio, tarsi būdavo visiškai Federeris. Pusė pasaulio, pusė taip turbūt, ne? O paskui įsiveržė Novakas ir padalino šiek tiek pasaulio. Taip, bet tada jau nuėjinėjo, tada jau trijulė buvo, bet vis tiek tada buvo Federeris. Dabar, kada Federeris išėjinėjo, baiginėjo jau liūdna, dabar kai Nadalis liūdna, dabar jau tik beliko vieną Djokovičių palaikyti. Tai tikiuosi, bus dar vienas Grand Slamas pas Djokovičių kitais metais, o dėl Nadalio tai labai liūdna ir labai įsivaizduoju, kokios kainos turėtų būti Deviso taurės finaliniam 8 dabar. Kažkur girdėjau, kad perpardavime tu gali rasti už 35 000 eurų. Žinai, dar artėjant tam turnyrui dar gal pasikeis, gal ir žais negalės. Manau, atpikti tikrai netpiks, Romanai. Geriau pirk dabar. Ne, aš neplanuoju, pažiūrėsiu gal kur nors, bet kalbant dar, žinai, apie Nadalį, istorijų tokių yra, žinai, pasakojo tenisininkai, kuriuos jis kviesdavo pasitreniruoti kartu, kad tai daug intensyviau negu mačai, kuriuos jie žaidžia, nes jis ten dažniausiai žaidžia vieną setą su tais, kurie ateina su juo kartu pažaisti. Ir tai būna tokio intensyvumo setas, kur, žinai, ne visi atlaiko, bet kita vertus, kai jis kviečia, negalėsi sakyti, nes, daugiau nekvies. Ką aš tau ir sakau, treniruotės yra žymiai intensyvesnės negu tai yra mačas, ne? Ir daugumas pietiečių, dėl to jie taip gerai žaidžia ant grunto, jie taip daug bėga, tiesiog ant kitos dangos, ant hardo ar ant žolės, jie nebespėja, nes per didelį greičiai. Bet ten, kur jie pratę, kur jie spėja, prieš juos laimėti yra mega sunku. Tarsi Nadalis, ką išdarinėja French Open, Roland Garrose, kiek jisai jų yra laimėjęs, jeigu tu pažiūrėtum ten pirmus 10 jų titulų, tai ten visi mačai 1-6-1, 6-0, 6-2, 6-3, dabar tik gal paskutinius 4 jį sunkiau laimėjo, o pirmus 10 tai ten aš nežinau, ta prasme. Tai aš to sakiau, kai aš ruoždavausi
apie žaidėjus ir matau, kad žaidė finale kokiam Monte Carle ar Romoje ir aš pradžių žiūrėdavau, kam pralošė, paskui nustojau šitą daryti, nes aišku, kam pralošė, kam dar. Ir pralošė, žinai, 6-1, 6-2, žinai. Ten, ir taip toliau. Tai, Rafa, aišku, kosminis plus ne vienos sudaužytos raketės per karjerą. Čia yra... Aš būčiau sudaužęs, aš būčiau daužęs ir daužęs, tiesą pasakius. Romanai, tu padėlį galvą į stiklą daužai, kad raketą sudaužys, aš net nebejoju. Laiko klausimas. Dabar, aišku, man negaliu sau leisti daužyti rakečių kiekvieną kartą, bet kai lankiau badmintoną, laužiau. Aš irgi laužiau. Gerai, kad gaudavau jas nemokamai. Gaudavau sausio mėnesį, balandį jau skambindavau. Bet dabar esu susitvarkęs, tvarkingas. Kaip sakant, pavyzdingas treneris, pasitempęs viską. Gerai, Romanai, labai smagu prisiminti žvaigždės, elitą ir legendas, bet pradėkime nuo vienos labai įdomios naujienos, kurie atsirandant kitais metais, ko nebuvo prieš tai niekada, pas moteris jau tai yra. Coachingas, vyrų teniso turė, coachingas, treneriai galės patarinėti savo žaidėjams. Ar tu žinai daugiau detalių apie šitą dalyką, kaip jie galės patarinėti, ar jie į aikštelę, ar tiesiog iš tribūnų gestais, gal tu gali plačiau papasakoti apie tai? Teoriškai dabar jie gali kalbėtis, kažkiek jau šiais metais buvo leidžiama kalbėtis iš tribūnų, jeigu žaidėjas yra toj pačioj pusėje kaip ir treneriai, neįstrižai kaip nors ten, kad netrukdytų, bet ten galima prieiti kažką pasakyti ir treneriai galėdavo pasakyti, ten, nežinau, daryk tą, daryk aną, nežinau, labai dažnai kažkokių ten gilių įžvalgų aš nemačiau. Bet būna kartais pakoreguoja ten stovėjimo poziciją. Šiaip šitą visą taisyklę atsirado iš tikrųjų dėl Stefano Cicipo. Mes puikiai žinom, kaip jo tėtis ten leidžia. Romanai, tu gali suskaičiuoti ant vienos pirštos rankų, kiek Cicipas yra įvedęs naujų taisyklių tenise. Tualeto taisyklė, po to tualeto taisyklė, persirengimo rūbinės taisyklė ir dar trenerio komentavimo taisyklė. Taip? Šiaip tenisas yra kosminis dalykas, kai oficialiai visam stadionui yra pranešama, kad žaidėjas eina į tualetą. Ne šiaip savo persirengti, nes tai yra svarbu. Nuo to priklauso pertraukos ilgis. Jeigu tik persirengti ant 2 minutės, jeigu su tualetu 5, tai kažkada Sineris grįžo ir jam sako, ar tu buvai tualete? Ir tas toksai, buvau. Sako, man sako, kad tu nebuvai tualete, bet užtrukiai. Ir stovi 19 metų vaikas ir jį prieš visą stadioną jam vykda apklausą, ar tu buvai tualete ar ne. Ir žmogus, nebuvau, gerai, nebuvau, žinai, buvau ten šalia, bet nedariau ten. Nes nieks negirdėjo, kad tu kažką darytum tualete, žinai, gal aš ten buvau įsidaręs, bet tiesiog sėdėjai, žinai. Tai Cicipas taip, iš tikrųjų buvo kažkur ir išeidavo visą laiką po pralaimėto seto, o ta taisyklė, apie kurią mes kalbam, tai tėtis visai kalbėdavo graikiškai, nieks nieko nesupranta, jis visai kažką ten rodo, kalba, arba, žinai, ir atrodo tikrai taip, kad varžovai nervinasi. Medvedevas kažkada sako, žiūrėkit, paklausykit, ką jis kalba. Aš nežinau, kas kalba, bet jis jau kalba nuolat ir kažką jis jam pasakoja, žinai. Turbūt apsimokėtų turėti, žinai, kokį vertėją iš graikų. Šiandien mačiau, kaip Žilis Simonas, Medvedevo treneris, kažką kalbėjo prancūziškai po to, kai tas išpirkėjo. Aš žinai, kad, pavyzdžiui, bokštelio teisėjai arba supervisoriai, taip, tai jie kaip ir krepšinio teisėjai, jie kažkurios tai pagrindinius ten keiksmažodžius ar kažką, tai būtent to šalies ar Serbijos, jeigu Serbas tai pičko, jeigu ten turi žinot šitos keiksmažodžius, kurie yra dažniausiai naudojami, kad už juos galėtum duoti nuobaudą. Dažniausiai teisėjai apie tai pasidomi, jeigu ten rusas žaidžia, kad rusiškų keiksmažodžių nebūtų, jeigu italas, tai itališkų keiksmažodžių. Man atrodo, buvo situacijų, kad teisėjai gal ne viską žinojo, bet kadangi buvo garsiai ir girdėjusi, tai jie paskui gavo informacijos, kad šitas sako tą ir aną ir gauna tai spymą, kažkurio metu gauna. Kai kurie skundžiasi, kad aš savo panosim čia keikiausi, bet visur yra mikrofonai, aš atsiprašau, tave visas pasaulis girdi. O apie coachingą kalbant, aš taip suprantu, kad jie galės vos neišeiti kartais pakalbėti su žaidėju, vos ne kitokio lygio. Man tai yra keista, man atrodo, kad čia yra tokia sporto šaka, kur žaidėjas pats treniruojasi, nežinau, 1000 valandų ir turėtų sugebėti pats priimti sprendimus. Galbūt iš tribūnų pasakyti kažkokį dalyką, stovėk taip, priiminėk taip arba kitaip, arba koks nors, nežinau, kokia nors maža įžvalga, bet eit va taip kalbėtis, man atrodo keista, nežinau kaip tau. Ne, man tai atrodo nekeista ir tai yra labai svarbus dalykas, aš manau, nes nežinau, Romanai, kiek tu žaidėjai tenisą gyvenime, bet kaip svartu padėlį žaidėjai, tai žinau, kada tu esi tenisė, tu esi labai tam taške ir kai kada tau vienas mažas patarimas, ką tu buvai susitaręs prieš mačą, gali pakeisti mačo eigą, nes tu esi labai didelė įtampa, labai didelis stresas, įtampa,
pulsas, ta prasme, tu pavargęs esi. Ir tau kartais, kai primena mažą detalę, kuri yra svarbi, ne? Ar ten treneris pamato, kad būtent šią dieną jam nesiseka kažkoks tai priimti žemo pjauto kamulio iš kairės, ne? Dar čia kaip pavyzdį daviau, ne? Tu iš šono dar geriau pasimato, ne? Tai aš įsivaizduoju, kad tai nėra bloga taisyklė ir kad įdomi progresuojanti taisyklė. Tenisas tik tais progresuos nuo šitos taisyklės, aš įsivaizduoju. Kalbėjo Džokovičius beje, kad reikia naujovių. Čia turbūt viena iš tų naujovių, kurios galbūt reikia, nežinau, pažiūrėsim ar pasiteisins, nes kai kurie dalykai nepasteisino ir jie buvo išimti iš esmės. Kokie, pavyzdžiui, tu galvoji nepasteisino? Pavyzdžiui, linijų teisėjai, vietoj linijų teisėjai Hawkeye. Tas yra visiškai pasiteisinas dalykas, bet buvo kai kurios taisyklės, kur bandydavo ITF mažesnėse turnyruose, žiūrėdavo kaip ten eina. Galiu papasakoti, viena taisyklė, dar mano laikais, iki 18 metų, bandė didinti kamoliukus, kad mažint greitį. Taip, bandė didinti kamoliukus, nes kuo toliau, tuo tenisas greitėja. Dar viena taisyklė, ką jie išbandė jauniuose, pavyzdžiui, jeigu būdavo, nes jauniuose, kada tu žaidži turnyruose, dažniausiai nėra bokštelio teisėjo, ne? Ir kada tu servuoji, pataikai eisą, ant hardo dangos, tau žymos nėra ir priminėtos autos. Ir tu niekaip neįrodys. Išsikvieti teisėjas sako, kiekvieną savo pusį. Tai ką padarė jauniuose, dabar iki 14, 16 ir 18 metų, tai nebėra tinklo taisyklės. Vien tik dėl tokių, čia prieš kokį 15 metų, jie padarė vien tik dėl tų šitų sukčiavimų. Nes iki 18 metų, kada didelis greitis, tiesiog gal ir natūraliai nepamatai, bet labai daug sukčiavimų prasidėjo. Ir dabar visi Tennis Europe ar ITF turnyrai iki 18 metų nebėra tinklo taisyklės. Kas dar yra pas vyrus, nes yra teisėjai bokštelio. Tai va tiek. Tai kalbant apie Džokovičių, žinai, kodėl sakė, kad sportas turi tobulėti, Nes padelis spardo užpakalį. Nes padelis spardo užpakalį. Neprispardys, ramiai. Šiaip labiausia beje besivystanti sporto šaka beje pasaulyje pagal kiekį žmonių, bet čia okei, čia mes ne. Ispanijoje tai yra dabar antra populiariausia sporto šaka. Ta prasme, labai gerai ir aš sakau, padelis yra pritaikytas labai šiuolaikiniam žmogui. Labai greitai, aiškiai, jokių didelių pastangų, tu galėjai žaisti su savo antra pusė. Aš, pavyzdžiui, padelį, žinok, niekada nežaidžiu su vyras, aš žaidžiu tik miksus. Tarsi, man ten nervuotis šūkuoja, daužosi. Aš to atinu, turiu pasportuoti. Aš norėčiau daugiau detalių duosi. Žinok, kažkaip ir moteris nori su manim žaisti, tai aš labai patenkintas esu. Taip. Tai gerai, Romanai, turiu pasirašęs vieną tokį labai įdomią aktualiją. Šią savaitę, kaip visada, aš tau atsiunčiu įdomus dalykus Instagrame. Atsiunčiau, kad Diego Forlanas, taip, man atrodo, Diego Forlanas, futbolininkas, baigęs karjerą, pažaidęs, pasitreniravęs 5 metus tenisą. Aišku, čia faktas, kad tos treniruotės buvo intensyvios. Jis dalyvavo Challenger turnyre Urugvajuje ir Paragvajuje. Jis yra iš Urugvajaus, tai tikriausiai namuose ir buvo žaidė. Taip, Challenger turnyre, kas yra tikrai didelis, aukštas lygis, ne kiekvienas. Tik gal per istoriją 5 lietuvius turim, kurie Challengers žaidė, ne? Aš esu žaidęs pats Milane, gyvenau Milane, kai dirbau modeliu. Vėl tas modelis kliūna kiekvienoje laidai. Koks ūgis buvo Milane, kai buvai? 1,86 ar 8,4? Kiekvienoje laido tas Milanas. Nežinau, gal reiks važiuoti šį savaitgalį į Milaną, nuskris pažiūrėti, kas ten gero. Tai Milane aš esu žaidęs porą kartų su Paulo Maldini. Buvusiu futbolininku, jis yra turbūt pasaulinio lygio mega žvaigždė. Italijoje. Tai galbūt geriausias gynėjas visų laikų. Taip. Tai jis irgi yra, po to žaidė ne vienam Challengerį, aišku, dvejetuose, irgi ne vienetuose, bet super gerai. Aš esu įtraukęs į tenisą Lietuvoje ir netgi Lietuvos futbolo rinktinės trenerį Edgarą Jankauską, labai gerą savo draugą. Ir aš noriu tau užduoti vieną klausimą. Kaip tu galvoji, kodėl būtent futbolininkam taip gerai sekasi perėti iš futbolo į tenisą? Aš to turbūt neatsakysiu taip, kaip tu atsakysi, bet mano požiūrė, bent jau pagal tai, kiek aš matau tą patį padelį, kaip Hebras ateina su raketėm ir iš karto gaudosi kažkiek, visų pirma, tai yra koordinacija. Žmonės vis tiek koordinuoti, yra tas akies kamulio, nežinau, tas kontaktas neblogas ir, nežinau, kojų darbas, šiaip, nežinau, patikslink, turbūt ne taip. Tai mano manimu, čia, nežinau, gal ekspertai ir nesutiks, mano manimu, tai yra pats svarbiausias dalykas, tai yra smūgio taškas. Ne? Ar tenise tu visą laiką privalai pasigauti toj pačioj vietoj kamuolio. Nesvarbu, kokio greičio, kokio stiprumo smūgis ateina, tai yra visą laiką toks pat. Ne? Kaip tu užsimoji, pas kiekvieną tenisininką yra skirtingi užsimojimai, skirtingos pabaigos, bet pas kiekvieną yra tas pats teisingas smūgio taškas. Taip? Lygiai taip pat ir futbolininkai, ir visą laiką mes mušam kamuolį priekį, savęs ir šonę. Taip pat ir futbolė. Tai jie tiesiog, mes gaudom su rankom, jie gaudo su kojom.
Tai tenisininkai, nežinau, ar gerai būtų persikvalifikuoti futbolą, tikiuosi, bet futbolininkai... Šiaip aš matau, kaip visai neblogai paspardo, tai tą kamolį, Nadalis gali žongliruoti tą kamolį. Taip. Tai futbolininkai dėl to labai lengvai persiriorientuoja į tenisą, žinoma. Kojų darbas yra pats pagrindinis dalykas, visą laiką žemos kojytės, ieškom kamulio, bet jie jaučia, jie mato aikštelę, jie visą plotą, bet pagrindinis reikalas, po kuo viskas slepiasi, aš manau, yra smūgio taškas, kaip futbole gaudimo taškas. Kaip tu galvoji, ar nemeluoju šį kartą, ar vėl meluoju? Ne, iš tikrųjų, aš mačiau kaip futbolininkai, iš tikrųjų. Romanai šį kartą tikrai nemeluoju. Kada melavai? Ne, tu nemelavai. Jokauju. Tai ką, tęsiasi toliau Paryžiaus Masters turnyras. Būtų labai įdomu sužinoti, kas tavo trečio rato ketvirtfinalio favoritai. Gal netgi pabandysim šiandien atspėti, kas yra laimėjęs ir kelsi viršų visą taurę. Kadangi mačai vyksta nuolat, nespėliosiu galbūt taip smarkiai arti, bet galbūt šiek tiek toliau pažiūrėkime. Aš norėčiau iš karto tau atspėti ketvirtfinalį, nežinau ar pavyks. Mes kalbam apie pirmąjį ketvirtį, kuriame dingo iš radarų Janikas Sineris. Ir, jeigu Benas Šeltonas nepateks į ketvirtfinalį, aš jam asmeniškai parašysiu, nežinau, kur nors Instagramą, ar per kur ten rašo jaunimu šiais laikais. Per kur tu man rašinėjai? Per Instagramą. Tai aš jam parašysiu, kad tu esi blogas žmogus, nes iš tikrųjų atsiveria jam čia galimybės, jo kelyje turbūt yra tik Holgeris Rūnė ir tarp šių vaikinų ir bus žaidžiama ta vieta, ketvirtfinalio vieta viena, o kitoje pusėje yra Fritzas, Draperis ir Deminoras. Tai yra 3 žmonės, kurie labai norėtų, bet sakyčiau, gali tik tais arba Fritzas, arba Draperis, kurie žais tarpusavėje. Aš žinok, manau, kad Deminoras pateks į ketvirtfinalį šitoj poroj. Vien dėl to, kodėl aš taip manau. Manau, kad Fritzas neras pakankamai motivacijos. Tai yra vis tiek, kaip sakau, pasisaugo save, gal jeigu kažkur kažkaip suskaus, tai aš žinok už A Deminoru. Aleksas Deminoras iš tikrųjų yra labiausiai motivuotas turbūt visame turnyre, jam reikia reitingo taškų, bent dar kelių pergalių, kad jis jau ten Tarobliovą ten pasvilintų iš tos 8 vietos. Aš sakyčiau vis dėlto arba Fritzas, arba Draperis, jie žaidžia kaip tik tarpusavį antram etape ir vienas iš jų bus ketvirtfinalyje. Mano toks yra spėjimas prieš Beną Šeltoną, nors Šeltono mačus stebėti aš nelabai mėgstu, man atrodo, kad ten būna viskas taip gana smarkiai paremta jėga, man vis tiek norėtųsi... Bet vis tiek žmogus turi tikrai pakankamai charizmos, pažiūrėk, praeitą savaitę, kiek jis Zbitku prikrėtė Instagram'e. Siautėje, taip, iš tikrųjų, Instagramą aš mažiau sakau, iš tikrųjų, čia tu būsi atsakingas už šitą socialinį tinklą. Tai pafollowingit mane, aš Simas Kučas Instagrame, pamatysit. Taip, aš sakyčiau, jeigu mes kalbam apie tą ketvirtfinalį ir žiūrim toliau, iš mano pusės, jeigu iš tikrųjų tas Draperis arba Fritzas bus ketvirtfinalį, jie laimės tą ketvirtfinalį prieš ar ten bus Šeltonas ar Rūnė. Aš manau, kad būtent iš tos pusės žmogus eis toliau, nes mano logika yra tokia, kad jeigu tai bus Šeltonas arba Rūnė, jie žais antrą savaitę iš eilės ir žais daug. Ir dar po 2-3 mačų jiems bus tiesiog fiziškai sudėtinga. O Fritzas yra labiau pailsėjęs šią akimirką vien dėl to, kad praeitą savaitę jis praleido ilsėdamasis ir dažydamas plaukus. O aš ketvirtfinalį matyčiau Aleksą prieš Rūnę ir Aleksą pusfinalį, kas labai drąsus spėjimas, manau. Bet aš kažkaip tikiu, nes jam tikrai yra turbūt daugiausiai iš visų motivacijos šitam turnyre. Labai drąsu, man šiaip patinka spėjimas, aš tikrai nežinau, ką žais. Aš tikrai nežinau, ką žais pusfinalyje. Aš irgi nežinau, Romanai, bet aš iš Šiaulių, pas mus lengvų kelių nebūna. Nebūna, čia tikrai, čia pakankamai, jeigu Deminoras prasibraus pro tokią, žinai, kompaniją, tai, žinai, didžiausia pagarba, antras ketvirtis. Ir čia, nežinau, čia man labai patinka šitas ketvirtis, vien dėl to, kad visi mačai yra labai įdomus, visi žaidėjai yra labai įdomus. Ir nebus taip lengva čia nieko atspėti, nes visi gerai paduoda. Būtent, tikrai. Net ir pats Filsas, ką? Filsas. Jo, tai tas žmogus, apie kurį tu kalbėjai, ir jis su publikos palaikymu juda toliau, bet jo laukia sunkus čia kelias, tiesą pasakius. Gali būti, kad trečiame etape Zverevas prieš Fisą žais, o tai yra Hamburgo turnyro finalo kartojimas. Hamburge Zverevas žaidė namuose, Fisas jį aplošė finale, buvo ten tarp jų apsižodžiavimų, buvo ten publikos siautimų, Fisas padavė iš apačios vieną padavimą
Zverevas jį maždaug, tu nepagarbiai elgėsi mano atžvilgiu, vaikinė to sakė, kodėl, čia nėra draudžiama taisyklė. Nu ir buvo ten toks apsižodžiavimas buvo, bet paskui po visko jau ten jau jie tarsi draugavo, visą kitą. Kelintas Next Generation dabar yra Fisas? Pirmas. Jis yra top 20 žaidėjas, žinai. Tai vat, ką aš ir sakiau prie to laidoje, mano favoritas žengia toliau ir jisai žengs iki ketvirtfinalio. Ir ten praloš prieš Cicipą. Tai noriu pasakyti, kad jis turėtų įveikti Zverevą pakeliui? Būtent. Aš nesakau, aš taip spėju. Matai, Prancūzija. Mano širdelė taip jaučia. Prancūzija, žinai, su vietos publikos palaikymu tai yra tikrai logiškas sprendimas, tiesą pasakius, bet aš kažkodėl jaučiu, kad Zverevas vis dėlto šį kartą charakterį kažkokį parodys, nes kartais jis dingsta trumpam. Aš matau Zverevą ketvirtfinalį iš tos pusės ir iš apačios man labai sunkus spėjimas, nes Cicipas žais su Serundovo, Cicipas yra tas žmogus, už kurį aš ne euro nedėčiau šiais laikais, nežinau, netobolio nepasiūlyčiau žmogui. Nu, tas mes daro nesąmonės, jis pabirėjusi jo komandą, naujos, normalios, man atrodo, nesusirinko. Žaidimas neaiškus, kairinis vienarankis yra baisus, nestabilus visiškai smūgis. O žinai, kom skiriasi vienarankio, tarsi, kodėl, pavyzdžiui, mėgėjom, dažniausiai siūlau pradėti žaisti su dviem rankom. Su viena ranka žaidžiant, tu turi maksimaliai labai mažą terpę, ar užsileisti, ar per anksti sumušti kamuolį. Su dviem rankom tu vis tiek dar kažkaip tai ištrauksi. Labai mega svarbu yra žaidžiant su viena ranka, turi teisingą smūgio tašką. Jeigu nors truputį užsileisi, viskas basta klaida. Aišku, tie, kur daro žaidėjai, kur treniruojasi nuo mažens su viena ranka, tai jie jau pratę. Ir tas laisvumas ateina, bet jeigu pažiūrėtum statistiškai iš 10 beliko keli žaidėjai, kurie bežaidžia su viena ranka iš kairės pusės, taip? Kuo toliau, tuo daugiau žaidėjų perina žaisti tik ant dviejų rankų. Aš sakyčiau, yra netgi procentais galvoju panašu, kiek yra kairė rankių turi, nu jų nėra daug, 10-15 procentų, tiek maždaug, gal net mažiau yra tų, kurie žaidžia, kurie atlieka backhandą viena ranka, tiesiog jų yra mažuma. Ir jeigu tas elementas yra, nu, tarkim, kaip Vavrinkos jo, ar ten Federerio, tai tu tiesiog turi neįtikėtiną smūgį, arba Grigoro Dimitrovo, kuris iš kairės tau gali padaryti bet kokį smūgį, jis tau gali padaryti tą vienarankį ir palei liniją, ir įstrižai, ir gali pjaustyti, gali daryti, ką nori su to kamuoliu. Bet jeigu taip kaip Cicipas pastaruoju metu, kai jis kokį 3-4 smūgį pataiko į tribūnas, tiesiog į kamuolį nepataiko, tai kas tau yra vaikinė? Gal naujoji senoji draugė tribūnose? Draugė tribūnose, vienas iš trenerių, kuris beje išėjo, fizinio parengimo treneris, skundėsi, kad Cicipas nepakankamai daug darbo įdeda kasdien. Ir tai akivaizdžiai matosi, tiesą pasakius, jis yra apsiskutęs gražus, bet, žinai, nes draugė tribūnose, o teniso prasme, jo labai sunku pasitikėti, bet Serundovo jis turėtų įveikti. Mano toks yra spėjimas, aš matau jį ketvirtfinalį prieš Zverevą. Pusfinaliu patenka. Zverevas. Labai žemai. Labai patinka, kad mūsų mintis labai išsiskiria. Labai žemai kabantis obuolys. Mano spėjimai yra mega drąsus, tavo spėjimai yra logiški. Tai gerai, šokam į trečią. Kas pas tave ten pateks į pusfinalį? Fisas ar Cicipas? Fisas. Įveiks Cicipą. Ir Cicipą, ir Zverevą, ir okei. Gerai. Įsivaizduoju, Aleksas prieš Fisą, pusfinalis vienas. Tu įsivaizduok, kas darytųsi tribūnose, jeigu Fisas patektų į tą pusfinalį. Jie ten išprotėtų, jie nežinau. Būtent, aš labai juo tikiuosi, jaunas, perspektyvus, jam nesvarbu, ar sezono pabaiga, ar vidurys, ar pradžia, jam taip pat maksimaliai stengsis. Šiais metais jis sakė, kad pernai buvo labai pavargęs, šiais metais jis jau truputėlį protingesnis, jėgas geriau paskirstė ir fiziškai jaučiasi gerai, bet pažiūrėsim, aš kažkaip jo netikiu būtent šiame masterse, bet žinai. Trečia grupelė žaidėjų, tai žinok. Man čia sunkiausiai yra nuspėjama. Aš čia neturiu nei vieno. Tiesiog, kadangi pažįstamas, kai esu nekartą bendravęs, Grigor Dimitrov, siunčiu jį tiesiai į pusfinalį. Apie kitus net neturiu diskusijų. Šiaip geras variantas, vien dėl to, kad Gryša yra žiauriai fainas žmogus. Jisai žiauriai draugiškas. Jeigu atsirastų bent vienas žmogus, kuriam nepatinka Dimitrovas, aš jį labai keistai pažiūrėčiau, nes tokių tiesiog būti net neturi. Jis yra visiems dėmesingas, jisai visiems draugiškas, jisai žaidžia puikų tenisą, turi gražių merginų, žaidžiu aplinkui. Anyways, tai Dimitrovas yra geras pasirinkimas ketvirtfinalyje, o kitur, Giovanni Perikaras, žmogus, kuris padavinėja bombas, kuris laimi mačus nepriklausomai nuo to, ką daro varžovas. Antram turė jis žaidžia prieš Kareną Khačanovą, su kuriuo yra dvejetų žaidė šiais metais poroje. Ir Khačanovas yra pasakojęs tokią istoriją, kad stovi jie apšilinėja, treniruojasi.
vienas kitą paduoda, nu, ir Giovanni jį duoda pirmą padavimą, 230 paleido, nepataikė ir dabar praneša garsiai, dabar bus antras padavimas. Hačianovas kaip patiklus žmogus žengia į kortą, priminėti antrą padavimą ir gauna 210. Ir taip žiūri, Giovanni, kas čia buvo? Nu, aš jį šiek tiek sušvelninau, aš ne. Tai aš kažkodėl jaučiu, kad Peči Perikaras gali, bet vis tiek matau, nu, čia irgi drąsus sprendimas, kad pusfinalė bus Dimitrovas. Aš bijau, kad tiesiog jėgų gali pritrūkti grįžai, sezono pabaiga, jis labai daug žaidžia ir gerai žaidžia, bet aš labai norėčiau, kad Dimitrovas žaistų pusfinalėje, nors taip tikriausiai nebus. Supratau. Apie tą pilietį iš nedraugiškos šalies net nekalbėkim. Nekalbėkim, jis tiesą pasakius yra žiauriai keistas, bet ir šiandien teko man komentuoti truputėlį, tai jis buvo išėjęs iš savęs 15 minučių, žmogus buvo pametęs save, tiesiog savo tapatybę, autai buvo po metro po 2. O paskui susijėmė ir pradėjo žaisti šiek tiek geriau. Tai ketvirtis. Ir čia, man atrodo, yra gana aiškus pasirinkimas, kaip sakyt, šitas obuolys jau ant žemės. Karlosas Alcarazas pusfinalyje. Nebematau, kas čia galėtų. Ugo Umberas galbūt, bet Kaspero Rudo nebeliko. Žmogus pralaimėjo Jordanui Thompsonui, ten Bergsas, Manarino, visiškai ne tie žmonės, kurie galėtų kažką padaryti Alcarazui. Bet tai pirmam rate susitiko Lucky Losers ir Wildcardas. Wildcardą gavęs Ričardas Gaskė pralošė prieš Bergsą ir dabar vėl žais prieš Wildcardą, prieš Manarino. Tai solidu. Lucky Losers gali būti trečiam rate. Gali būti trečiam rate ir tada Jordanas Thompsonas sakys ačiū, ateik čia ir tada jis nukeliaus į ketvirtfinalį, kas yra šiaip neįtikėtinai keista, bet žmogus žaidžia iš tikrųjų gerą tenisą būtent ant hardo. Ir kaip ir visi australai, tiesą pasakius, galbūt tas jo tenisas nėra kažkoks akiai patraukus, bet jis yra kovingi, visi australai yra kovingi visose sportuose. Ir Thompsonas nėra išimtis, jis gerai fiziškai pasirengęs, tą galinę liniją laiko. Ir aš jį matyčiau visiškai ramiai ketvirtfinalyje, o Alcarazas, nu tai tik savo pačiam gali pralaimėti. Varžovai aplinkui... Alcarazas keliauja į pusfinalį? Manau, kad taip. Jis gali pats savo pralaimėti, nebent blogą dieną kažką prisidaryti savo. Jis mėgsta kartais savo iššūkį sukurti. Pavyzdžiui, tašką nori laimėti, pavyzdžiui, dabar būtent taip, o ne kitaip. Noriu žaisti kūrybingai šiandien, nenoriu žaisti. Čia, žinok, aš to pasakysiu, čia yra dalis, pavyzdžiui, jeigu tu žaidai pirmą ratą prieš kažkokį, kur tu esi garantuotas, kad tu laimėsi, tai tiesiog apdirbinėjai savo tą... kaip čia tau pasakyti, smūgį ar kombinaciją smūgių, taip, tai kartais pirmuose, antruose randuose tu gali pamatyti tokių dalykų, tikrai, kurie ruošiasi sekančiam raundam, taip. Jisai, kadangi tiek daug turi tų žaidimo elementų ir taip greitai ant kamuolio atsiduria, kad pas jį atsiranda labai daug blogų minčių kartais, įvairiausių, ką aš čia galėčiau padaryti, iš tikrųjų žaisti reikėtų paprasčiau ir tarkim, Matsas Vilanderis, ten, kur Eurosportė komentuoja ir kuris yra laimėjęs Didžiojo kirčio turnyrus daug sykių, yra ir pasakęs, kad Alcarazas gali būti neįveikiamas, jeigu pradės žaisti šiek tiek nuobodžiau. Bet aš labai nenorėčiau, kad jis žaistų nuobodžiau, nes tada dingtų labai daug grožio. Žaidžia jis iš tikrųjų žiūrovams truputėlį, per rizikingai kartais, tie sprendimai kartais nėra iki galo logiški, bet dėl to turbūt tie, kas mėgsta Alcarazą, tie ir mėgsta jį. Nu, dabar aš tave nustebinsiu, Romanai. Ir aš sakau, kad ponas Fisas keliauja į finalą. Taip, tai tu nori pasakyti, kad taip. Fisas įveiks Zverevą? Ne, Fisas įveiks Aleksą. Aleksą de Minauro, taip, okei, de Minauro tai jis tikrai jau įveiks. Tai čia pusfinalis jau bus. Taip, čia bus pusfinalis, o kitur Alcarazas žais prieš Dimitrovą. Taip, nu tai va, finalas Fisas prieš Alcarazą ir Fisas laimi turnyrą. Vietinis prancūzas uždaro metus, aukštai iškeltą galvą. Ir važiuoja ruoštis kitam sezonui. Tai į Maldyvus porą savaitėlių ir tada prisizonas. Tai tu nori pasakyti, kad kitą savaitę Paryžioje bus nedarbo diena, taip? Nes taip, visi išprotės, ta prasme, nes prancūzai senokai nėra nieko laimėję. Aišku, dabar jau šiek tiek ateina ta nauja karta, bet tas visas senimas, Monfisas, Gaskė, Manarino. Fisas. Taip, tu sakai tokį absurdišką spėjimą, mums čia patikė, kad Arturas Fisas laimės turnyrą. Aš čia iš karto vertinu taip, su tam tikra neigiama emocija. Keliai ne mano keliai, Romanai, dar kartą sakau. Manau, kad Tayloras Fritzas pusfinalį žais prieš Aleksandrą Zverevą. Ir aš nežinau, kas laimės tą mačą, atvirai pasakysiu tau, nes jie yra tokie man dabar panašus pastaruoju metu. Trūksta šiek tiek Zverevui, sakyčiau, to charakterio prieš Taylorą Fritzą, nors kad ir kaip tai keistai skambėtų, bet aš matau gerai, aš matau Zverevą finale.
prieš Alcarazą ir Alcarazas laimė turnyrą. Aš einu labai paprastu keliu. Tu, kaip sakant, labai paprastu keliu eini. Labai tiesiai einu, be jokių ten, žinai, atsišakojimų. Tai, kadangi Romanas mėgsta lengvus kelius, lengvas kelias ir jums yra laimėti mūsų prizą. Komentaruose rašykite favoritą, kas jūs manote, kad laimės ATP Masters Paryžiaus turnyrą. Ir vienam atspėjusiam padovanosim prizą. Tai ką, Romanai? Labai ačiū tau už įdomų laiką. Ačiū. Dar daugiau sužinojome vienas apie kitą, dar daugiau sužinojome apie tenisą. Nemažai apie padėlį. Buvo nuostabus laikas kartu, pažinom dar labiau vienas kitą, sužinojom labai daug apie tenisą. Ir ką, iki kitų. Ačiū. Ačiū, Simai, iki. Viso.